Nuo 6-ojo praeito amžiaus dešimtmečio pradžios pagrindiniai padangų gamybos principai keitėsi nedaug. Šiandien padangų gamybai naudojama 25 komponentai ir 10 gumų mišiniai. Štai čia matote 5 svarbiausius. Vienas nuo kito jie skiriasi kietumu ir sudėtimi ir buvo kuriami atitikti skirtingus reikalavimus. Pavyzdžiui, svarbiausia padangos apvado savybė yra standumas, o padangos šoninės sienelės turi būti lanksčios. Na, o jei kalbame apie protektorių, tuomet svarbiausios savybės yra sukibimas, atsparumas dilimui ir mažas pasipriešinimas riedėjimui. Į padangas montuojame ne vieną konstrukcijos tvirtinimo elementą. Pavyzdžiui, kordas ir apvadai yra gaminami iš plieno, o karkasui naudojamas nailonas, poliesteris ir viskozė. Na, o jei padangos konstrukcija nebūtų sutvirtinta, ji prarastų formą ir būtų išsipūtusi lyg balionas. Protektorius yra ta padangos dalis, kuri liečiasi su keliu, todėl itin svarbu, kad būtų parinkta optimali gumos sudėtis ir protektoriaus raštas. Štai čia yra keli skirtingų protektorių pavyzdžiai. Kiekvienas jų sukurtas pasiekti geriausias įmanomas savybės, tokias kaip pasipriešinimas akvaplanavimui ar valdymas. Padangoms yra itin svarbi kontakto vieta plotas, kuriame padanga liečiasi su kelio danga. Deja, bet kiekvienos padangos lietimosi su keliu paviršiaus plotas yra vos pašto atvirutės dydžio, todėl tik keli kvadratiniai centimetrai nulemia padangos valdymą, komfortą ir saugumą.